nėra taip reikalo kalbėti, kol nieko nepradėjom daryti. Dabar mes, kaip jau minėjot, čia kažkas vakar, užvakar, net nežinau, taip kūstelėjo mane labai trumpai, bet prirašė labai daug. Tenais taip pasirodė informacija toj spaudoj, ką sakiau ir ką nesakiau, ten visko dabar yra. Bet manau, kad nieko labai klaidingo, kad nuo kovo 12 dienos mes ten rangovai mūsų praėjom visas procedūras, atsirinkom rangovus ir dalį subrangovų ir pradėjo jau darbus. Tai dabar, žinoma, šis beitas ten kol kas nesistato, kol kas tik tai griūna. Mes griaut turim patirties, tai dar nugriausim dar vieną pastatą ir tada nieko nebereikės daryti, tada bus tenais švaru. Bet šiaip kol kas nusiteikia, kad tenais kažką ir statysim, ne tik tai griausim. Jeigu bendrom pastangom kažką galvosime ir darysime, tai aš visada skaitau taip, kad nėra nepadaromų dalykų. Yra žmonės, kurie sugeba ką nors padaryti, arba nesugeba ir ieško priežasčių, dėl ko vienas ar kitas dalykas nesigauna ir tada verkia, kad kažkas jam trukdo ar taip toliau. Aš puikiai prisimenu ir spaudos kai kurios atsiliepimus, kada buvo pirmą kartą mes čia judėjom. Tai visko aš ten priskaičiau apie save, ką žinojau ir daug ką nežinojau apie save, visko to buvo. Man tas, kaip čia pasakyti, žinom visada žmogų, jeigu kažkokios netiesos ar dar ką nors, nežinau, kokie čia interesai, kas ką, gal kai kas nelabai nori, gal kas kažką nori, bet ką darysim. Mes jau dabar pradėjom ir norėtumėm užbaigti. Todėl ieškosime su visais geranoriškai žmonėmis, valdžios struktūromis ir visą kitą kažkokio tai gero sugyvenimo, kad kažkas ten gautųsi, nes netgi jeigu klientas mūsų vaikščiodamas čia sutiks kokį tai miestietį ir jis sakys, va čia šilelėje kažkokia ant šilė gyvena, ko jūs čia šitą važiuojat, jūs mūsų vos neišnaudojat ar dar ką nors, kokia jam gali būti nuotaika. Jeigu visi žiūrės į tos klientus, taip, piktai ten takų to dviračiais važinėdami, atsirado čia dabar, ramiai galėjau sėdėti ant suoliuko, o dabar man čia trukdo su tais dviračiais važinėja. Tai jis kitą kartą sakys, aš nevažiuoju. Buvo įsiuntinėta pranešimai rajono tarybos nariam, kurie buvo kviečiami šiandien susitikimą. Gaila, kad, kaip matote, rajono tarybos nariai, tai sako, kai kurie tik yra, o tie, kurie nežino, kurie bando kažkokius spaudos priemonėse ir kitur komentuoti, kad čia viskas negerai, viskas blogai ir panašiai. Ir kai gaila, kad jie nedalyvauja šiandien, jie galėtų tiesiog užduoti klausimus ir išsiaiškinti ir panašiai. Yra baisiausia, kai nežino tikros padėties ir bando ten kažkur vienoje ar kitoje spaudos renginyje komentuoti. Šilas dalyvavo tokiam europinių žmonių mokymo programos sudarime, kadangi mes planavom iš anksto ir tai buvo šaukimas jau prieš naujus metus. Ir ketvirtadienį aš važiuoju į Vilnių, ko gero mes pasirašysime ten sutartį, truputėlį numatyto žmonių ruošimui. Manau, kad gausime, reiškia, šiek tiek paramą iš Europos Sąjungos. Ir ten tada šiais metais, dabar aš bijau ten tų mėnesių sumaišyti, bet kažkur atranką galbūt pradėsim nuo kokio birželio mėnesio, liepos mėnesio, toliau bus mokymai ir taip toliau. Mes rinksime tikrai žmonės, juos mokinsime teorinių reikalų, juos vešimės praktikai tokiai būtent į druskininkus, kad jie galėtų dirbti. Ir kad tikrai jie būtų pasiruošę, nebūtų naujokai, kad padirbėtų keletą mėnesių jau, sakykime, pas mus tenais, nes vis tik paslaugų sfera žmonės yra pagrindinis dalykas. Ir aš visada juokauju, kad nei vienas klientas netvažiavo nei Spa Vilnių dėl gražios direktoriaus šukuosenos. Nei vienas. Dar niekur mes neskelbėm, bet aš per paskutinius porą mėnesių esu gal kokie 20 skambučių asmeniškai ir laiškų gavęs, kas nori žmonės susitikti, kalbėtis, mokintis, kad baigė, tiek kolegijas baigė, tiek kas nors kitus, tiek bendrosios važybos principus. Tai čia niekada nebus per daug tos informacijos ir mes šitam reikalui skirsim tikrai ypatingą dėmesį. Yra atranka su psichologais. Aš nesakau, kad žmogus gali turėti pakankamai aukštą kvalifikaciją, bet jeigu jis neturi savyje paslaugumo geno,
nežinau kaip jį pavadinti, bet aš įsireikščiau tai. Jeigu žmogus visiškai neturi paslaugumo geno, tai jį išmokinti, ką nors daryti, gaunasi tas pats, kaip cirke meška. Mokini jau per virvę tą šoką, tik vartelį atsidarė ir išbėgo mišką. Tai vat šitoje vietoje. Tai todėl mes to geno ieškosim. Visas pasaulis kariauja dėl investicijų. Vos ne pasauliniai karai vyksta dėl ekonominių dalykų. Kas sudarys geresnės sąlygas, kad pritraukti pinigus? O pinigai paskui jau sukuria darbo vietas prasideda tas mechanizmas, kuris jau nebestabdom. Ir va čia labai svarbu, manau, gal mūsų tas nedidelė investicija ir, reiškia, tas paslaugų objektėlis turėtų būti tokia, atskaitos taškeliu, kad jūsų politikai tai suvoktų ir jeigu kažkas namas ar kažkoks esantis padaro, nežinau, fasado pagražinimą, įdeda kažkiek tai pinigų į fasadą, kad važiuojant per Anykščius yra gražiau, tuo labiau ir šilumą taupo, jie atleidžia metam nuo kažkokio tai žemės mokėstuko ar dar ką nors. Ir tai yra pagrindas tokio bendradarbiavimo, supratimo, požiūrio klausimų. Ir va čia, jeigu kas nors galvoja, kad čia galbūt kažkam ten mums labai reikia ar ką, pragyvensim, ką darysim. Druskininkuose brangiausia šiluma, Anykščiuose brangiausias vandens paslauga. Mums tai skaudu, tiesą sakant, nes vandens mes naudosime daug, brangu. Ir kanalizuojamas vanduo šitas bendrojo sumokėjimas yra brangu. Druskininkuose šiluma, mes investavom, teisingai, mes investavom tenais druskininkuose į tokios, reiškia, šilumos siurblius dabar, nes, iš tikrųjų, kaštai yra dideliai. Anykščiuose jau darom pagal galimybės kitus sprendimus, kad geoterminį šildymą kiek galima, kad mažinti centralizuoto šildymo arba kokius kitus reikalus. Tai taip, kad, turime ieškoti šitų galimybių, kartais gal net būt kažkokios tai priimtos lengvatos, bet žmonės žiūri labai kartais tik tai, kad verslas investuoja, tai dabar mes jiems sudarom sąlygas, kad čia investuoti, tai tada jau žiūrim kaip melš, kad čia jau turėtų būti. Nes tu įdėdamas pinigus, tu kokius, nežinau, 5 metus yra pasmerktas iš esmės vos nuostolim, arba tikrai tu pelno jokio neturi, nes tu sudedi ir taip toliau. Kaip tas anekdotas yra, ar ne, sako, turi 100 milijonų, kur investuoti. O kam investuoti? Tai investuoti reikia dar uždirbti daugiau ir taip toliau, kad galėčiau po palmę sėdėti. Tai ar tu su 100 milijonų negali po palmę sėdėti šiandien? Tai kokią velnę investuoti? Nes šiaip kiekvienas galvoja verslas, kaip kažką turi uždirbti. Bet uždirbimas dabar nebėra tie laikai, kada idėjai milijoną, po metų 2 turės 2 milijonus. Žiūrėk, kad tik pusę neliktų po metų ar po kiek laiko. Verslas tai nėra toks ypatingai paslaugus. Tai labai sudėtinga. Todėl, tokie dalykai. Ir šita vieta, manau, labai svarbi. Mums tai labai norėtųsi apie tai, ką kalbėjau, kad jauni žmonės, kad galbūt kažkas pradėtų, nežinau, ir namus papildomai statytis, jeigu darbo vietos atsiranda. Gal bankai tada pradėsim kažkokius kreditukus. Tu turi darbą, tu turi kažkokią, turi specialybę, tave prakredituoja kažkaip tai normaliau, truputėlį įsidėdi, kad turi būti ta sinergija kažkokia. Nes jeigu padarysi tą liūno žiburėlį, užges. Klausimas kada?